Šiame epizode norėčiau pademonstruoti puikų įrenginį garų generatorių. Tai ne tik garų generatorius, bet 3 viename. Detailingė garai iš tiesų dažnai naudojami, bet daug kas ginčijasi, kad jų visai nereikia, o kai kurie vien tik jais ir dirba. Apie tai pakalbėsime eigoje, bet dabar apie patį įrenginį ir tai ne reklama, o tiesiog mano rekomendacija, jeigu norite turėti tikrai gerą aparatą savo srityje, kad ir kokia jų būtų, susijusi su valymu ar detailingu. Aparatas sugeba siurbti, pūsti garą 3 skirtingais lygiais, silpnas, vidutinis, stiprus, ir pūsti garą kartu paduodant karštą vandenį 2 lygiais. Dėl to šis aparatas ir yra puikus, kad galime reguliuotis garų ir vandens slėgį. Ir tai labai naudinga dirbant su tokiu aparatu. Taigi aš įjungiu dabar boilerį. Girdite vandens padavimą iš rezervuaro į boilerį. Pripildymas boilerio yra iš viršaus. Tam aš pasidarau tokią leikutę. Pademonstruosiu, kaip maždaug atrodytų pripilimas. Su tokia leikutė prisipili. Rekomenduočiau naudoti distiliuotą vandenį, ne tik todėl, kad tai yra sveikiau aparatui. Šis aparatas kaip tankas, jisai gali dirbti ir nesudistiliuotų vandenio. Pačioje yra kalkių išleidimo vožtuvas, viskas su tuo gerai. Bet pastebėjau, kad naudojant distiliuotą vandenį ir valant garais, lieka mažiau vandens nubėgimo žymių, apskritai kalkių, uždžiūvimo lašų. Kas dirbote su garais, tikriausiai pastebėjot, nutirpdote tą purvą ir jeigu gerai nenušluostėt, nepašalinot suminkštinto garais nutirpinto purvo šluostę, uždžiūvus, netgi dar blogesnis rezultatas. Tas purvas pasklidęs plačiau ir atrodo klaikiai. Ir mažesnis tas klaikumas būna, kai naudoja distiliuotą vandenį. Distiliuotas vanduo sugeba palikti mažiau pėdsakų. Tarkim, atvažiavot pas klientą, įsijungėt boilerį ir per kiek laiko boileris prišyla. To jūs seksime laiką. Kol boileris šyla, papasakosiu, pademonstruosiu jo privalumus. Taigi labai geri kokybiški ratukai, turintis stabdį, tai yra įsidėjus į automobilį, aparatas stovi vietoje. Siurblys pasijungia atskirai į patį aparatą, nereikia 2 rozečių, turime puikų padėkliuką, kuriame susidedame įrankius, taip pat turime bardačioką, tame bardačioke daiktadėžiai galime laikyti kitus angalius. Prieisime prie jų šiek tiek vėliau. Sakyčiau, daiktadėžės tūris 2 litrai, priedėliai reikalingi šiam aparatui, taip pat apie jo šiek tiek vėliau. Ką dar galiu pagirti aparato pajungimą, visuomet gali drąsiai išimti ir perjungti žarnas. Dabar apie tą žarnas, ne? Komplektacijoje yra kitas angalis, ilgas, kaip matot. Pasijungim dabar šį pistoletą. Pistoletas gali keisti angalius. Toks 360 laipsnių besisukantis angalis. Galima dirbti paviršių, vienaip ar kitaip, palysti sunkiai prieinamose vietose. Tai va, ką tik baigė kaisti boileris ir galime pasileisti temperatūrą. Ir viskas, jau darbinis garas yra. Ir kaito boileris apie 1,5 minutės. Labai greit. Tai galime pradėti dirbti. Tarkim, turime. Jau matau, kad spaudimo man per daug, aš pasispaudžiu 2 kart, įsijungiu antrą greitį. Ir jau dabar matot mažiau purškia. Dirbant garu, dažnai norisi papildomo šlapumo, drėgmės. Šis aparatas sugeba paduoti vandens. Paspaudi mygtuką, paspaudęs laikai vieną ir spaudi triggerį. Ir paduoda jau garą kartu su šiltu karštu vandeniu. Spjaudasi jau šiltas karštas vanduo. Ir dirbu šlapiai. Šiek tiek per daug paduoda vandens. Susireguliuoju ant pirmo bėgio. Yra 2 vandens padavimo bėgiai. Tarkim, nereikia šepetuko, nusiemat nesunkiai ir tada išputinėjat, kai norisi tiesiog karšto garo slėgio. Irgi galite angalius keistis, nenusidegindami rankų, nes būna garų aparatų tokių, kur įkaista ant tiek, kad neįmanoma čiupinėti.
Ši žarna visiškai gali glaustis prie kojų, nenusideginsit. Prieš tai turėjau įrenginį, apie kuriuo apžvalgą įdėjau į TikTok, ten reikia paskrolinti į apačią, bus lyginami 2 siurbliai, senas video, su kuriuo esu nusideginęs koją ir ta žarna net laikai rankose, jinai ant tiek įkaista, kad nebeįmanoma jau nulaikyti dėl temperatūros, reikia storų pirštinių ir labai neergonomiška rankena. O šio aparato rankena tiesiog puikiai, labai ergonomiška, lengva, nes nereikia raumeninės jėgos dirbant su šiuo aparatu. Turiu galvoj, trigeris nėra vožtuvinis, o elektroninis, kuris atidaro vožtuvus paspaudus mygtuką, o ne svirti. Nėra svirtelės, kuriai reikėtų raumenų jėgos. O čia tiesiog mygtukas vienu pirštu. Čia taip pat mygtukai keliais pirštais. Slėgio matuoklis yra. Čia jau turime kitą angalį. Cheminiui valymui labai lengvai užsideda, užsifiksuoja, keičiasi. Šepetukas kartu su garu. Viskas aišku, tradicinis, klasikinis. Labiau pademonstruosiu šį, kuris yra siurbti vandenį. Ne? Vienintelis minusas, kas man nepatinka, kad čia norėčiau, kad būtų permatomas angalis, kad matyčiau, ant kiek purvo dar yra likę tekstiliai. Ir vėlgi, jokių svirtelių, tiesiog mygtukas. Jeigu noriu, kad paduočiau vandenį, turiu paspausti vieną mygtuką, laikyti jį paspaudus vandens padavimo mygtuką ir tada antrą mygtuką. Tai nėra, kad paduoda tik vandenį. Pastebėjot, kad vanduo pareina kartu su karštu garu, bet karštas garas taip pat yra drėgmė. Nėra tai, kad tiesiog galite paspausti ir pasirinkti, kad purkštų tik šiltą vandenį. Ne, kartu garas, su kuriuo ateina papildomai vanduo, daugiau arba mažiau. Tai va čia tas svarbu pasakyti. Ir tarkim siurblys, ne, įsijungia vienu mygtuku. Dar norėčiau pastebėti tokį dalyką, kai čia susirenka drėgmė, nepalikite per naktį, stenkitės išpilti, nes ten ir žaveika ar cinkuotas metalas su laiku pradeda rudėti. Tai geriau pasaugoti aparatą. Kaip matot, čia nesideda jokie maišai, nieko, tiesiog tūris. Bet va, šiek tiek pas mane čia jau atsirado rudelių, nedaug, bet tai yra dėl to, kad porą naktų palikau su šampūnų viduje. Aparato filtras, kurį su kompresoriu prasiputi, prasiplauni su žarna ir vėl gali drąsiai dirbti. Siurblio galingumas yra 1200 max. Sočiai užtenka. Jeigu pirksite šį įrenginį naują, jūs gausite dar ir trečią žarną, vien tik siurblio žarną, kurią aš išmečiau. Man jinai nebuvo reikalinga. Minkšto plauko šereliai, kieto plauko, labai kieto. Su tokiu kietu galima dirbti tokiais paviršiais. Šis angalis yra skirtas langams. Duoda garą ir nubraukia guma su siurbliu vandenį. Taip pat automobiliams galima naudoti ar namų apyvokai. Šis angalis čia paduoda garą ar vandenį, šepetukas trina arba įsideda tokį, kad netiesioginis garas labai kaitintų odą, o tiesiog šiluma, kuri parsiduoda per šį audeklą. Bet tada dar reikia papildomai užsidėti kažkokį tai skuduriuką. O čia aš jau naudojau, parodysiu, matot, kiek purvo per vidurį. Tas skuduriukas užsideda nesunkiai, tarkim, taip, užsidedat. Ir čia yra tokie specialūs segtukai, kaip sauskelnės kokias. Na va, čia būtų jau automobilio salono odai pradirbti puikus priedėlis.
Būkite atsargus, neprilieskite šio angalio, šis metaliukas tikrai yra labai įkaitęs, gali jūs nudeginti. Ir garo temperatūra, žinoma, bus pati karščiausia kuo arčiau, o jeigu nenorite, dirbate su jautriais paviršiais, tiesiog galite palaikyti atstumą. Tarkim, nusipoliravot automobilį ir priėjo pastos tokiuose tarpuose, kur nebeina išvalyti, stipriai mechaniškai ten nepatrynus. Bet nupoliruotą automobilį mes norime kuo mažiau trinti. Tai ten labai gerai pasitarnauja karšto garo srovė. Išpučia su slėgiu ir ištirpina tą pastą. Toks paviršius nebus nuskriaustas dirbant karštų garu, bet gali labai nusiskriausti jautrus plastikai. Kaip tarkim kažkur čia, atsargiai su mygtukais, nepiknaudžiaukit to karšto garu, jis nedaro stebuklų. Pagrindinis valymas yra, ką daro garas. Jisai suminkština temperatūrą tą purvą ekologiškai, be chemijos, su slėgiu jį judina, kaip šepetukas, irgi judina. Be kontakčių būdu išjudina, suminkština purvą, bet nesurenka jo. Mes turime surinkti purvą, išminkštintą ir sujudintą šluostę arba išpūsti kompresorių. Kaip aš dirbu su garais? Vienoje rankoje turiu kompresorių, kitoje rankoje garą. Sujudinu, išminkštinu, išpučiu. Arba nepučiu, o nušluostu. Sujudinu, išpūkštu, nušluostu. Nes taip pat vandeniu išdžiūvus pamatysite tą patį purvą. Tad būtina yra surinkti purvą, sušluosti. Čia nėra, kad stebuklas, kaip jums atrodo, puti, viskas tirpsta, dingsta. Ten viskas užlampa ir atrodo, kad švaru. Įrankis puikus, žarna ilga, galiu dirbti per atstumą, reguliuoti slėgį per atstumą, vandenį per atstumą. Garai labai gerai pasitarnauja išvalyti vyrius, stoikės, variklio skyrių, kilimus, odą, plastikus, kur yra visokie tarpai, tarpeliukai, kur sunku prieiti rankomis ir galime įkišti tik siaurų daikčiuką ir išpūsti kartu su slėgiu. Tada kišam ir kompresorių, išpučiam tą visą sujudintą, išpūstą purvą. Tai reikia mokėti dirbti garais, bet turint tokį įrankį labai jis pasitarnauja jūsų detailingo ar valymo paslaugose. O čia, kaip matote, yra poliravimo pastos likučiai, kurie stovėjo metus laiko. Ir niekaip neišvalydavau, neišplaudavau su jokiu keršeriu. Karštu garu akimirksniu. Čia jau, kai ant tokio paviršiaus mums pasitarnaus šis šepetukas, kuris tikrai gan minkštas ir nebraižantis. Na ir čia matote, kiek yra daug tokio pripurkšto perteklinio tepalo, kuris atrodo labai negražiai. Čia labai gerai pasitarnaus mums šie karšti garai. Kur įsigyti šį įrenginį, paliksiu nuorodas apačioje, o jeigu galite, už mano įdėtą darbą ir indėlį jums informuoti tokius dalykus, bent paspauskite nykščius į viršų ir prašau, pakomentuokite, kokią dar įrangos apžvalgą norėtumėte pamatyti. Gal kurią planuojate įsigyti. Gal aš turiu šią įrangą, galiu jums pademonstruoti, parodyti. Tad ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki.